turit puikią intuiciją ir tikiuosi, kad ją ir vadovaujatės gyvenime priimant svarbius sprendimus. Svarbiausia neprisifantazuoti nebūtų dalykų, aiškiai įsivardinti ir žinoti savo poreikius. Ne vaikų, ne vyro, ne darbdavio, ne kaimynų, bet savo poreikius, ko aš dabar noriu. Laikytis aukso vidurio taisyklės, nenukrypti į kraštutinumus, gyvenime nematyti vien tik tai juoda ir balta, yra daugybė kitų spalvų ir atspalvių ir daryti tai, kas patinka jums, tai, ką mėgstate daryti. Jei ir tau patinka tyrinėti simbolius, norėtum sužinoti apie save daugiau, prenumeruok ir gauk kiekvieną dieną nemokamai kortą, kuri galėtų būti kryptis tavo gyvenime.